Kaip matote, šitą plonytę punktyrinė linija yra dabartinio poligono teritorija. Joje mes galime praktiškai vykdyti savo karinius mokymus. Visa karinė veikla susijusi su karių parengimu mūšiui. Kvadratukas viduryje mūšis mieste. Objektas, kuris šiais metais yra planuojamas užbaigti. Yra šaudykla pritaikyta šaudymui uždarose patalpose. Yra išdėstyti kaip kambariai, įėjimai, durys ir viduje, kaip matote, yra taikiniai. Kurie padaliniai treniruojasi, kurie ne. Žmonės siunčia paraiškas, mūsų poreikiai. Pritaikyti. Eilutė. Eilutė. Taip. Ne, keičiamės. Kolega, gerai. Tu jeigu nori. Gerai, aš tau būsiu čia. Jo, gerai. Vladą kalbinu. Musulmonai? Na, lietuviai. Tik nieko neduoda. Yra pritaikyta kaip realiai po miestų, būna atsitinai komunikacijų tunelių. Bet visai šitai sinchronizacija. Galima bus ir baškom užkrauti ir už. Mes esame komplekse mūšis mieste, kuris bus skirtas pajėgų treniravimui. Jis bus sudarytas iš daugelio pastatų, 1-2 aukštų pastatų, taip pat yra įtraukta mokykla, policija, autobusų stotis, prekyvietė. Taip pat yra vidinė šaudykla, kur kariai galės realiai treniruotis mūšiui uždarose patalpose, reiškia pastatų valymui. Taip pat yra gatvės, miesto skveras, futbolo stadionas, taip pat tunelių komunikacijų, požeminių komunikacijų tuneliai, kurie irgi imituoja realias miesto sąlygas. Tai reiškia, kad gali būti judėjimas ne tik tai ant žemės, bet ir po žeme. Šiuo momentu pirmas statybos etapas yra baigtas, dabar yra vykdomas, kaip matote, statybininkai dirba, yra vykdomas 2-3 statybų etapai. Šių metų pabaigoje, praktiškai šių metų rudenį jau visas mūšis mieste kompleksas turėtų būti baigtas ir pajėgos turėtų galėti treniruotis jame.